Sveiki! Šiandien rugsėjo 8 diena ir kompanija Tele3 bei jos analitikas Romualdas Antoniukas pristato mūsų tradicinę apžvalgą apie rinkos naujienas. Tradiciškai pakalbėsime apie svarbiausius įvykius, kurie jau įvyko praeitą savaitę ir apie pagrindinius įvykius, kurie laukia rinkos dalyvius šią ateinančią savaitę. Taigi, svarbiausias įvykis, kuris ko gero nustebino visą rinką, buvo Europos centrinio banko sprendimas sumažinti palūkanų normas. Ir kartu Europos centrinio banko vadovas informavo rinką per savo komentaruose, kad be šitų priemonių, tai yra palūkanų sumažinimo, taip pat bus paleidžiama vertybinių popierių supirkimo programa. Tai yra kažkas panašaus, kas jau daroma Jungtinėse valstijose ir šita programa Jungtinėse valstijose jau eina į pabaigą, tuo tarpu Europoje jinai numatoma pradėti. Ir neoficialiomis žiniomis šios programos apimtis vertinama 500 trilijono eurų. Taigi ši naujiena rinkai turėjo labai stiprios įtakos ir, kaip visi puikiai žinote, euro kursas stipriai smuko. Smuko tiek, kad netgi kirto psichologiškai svarbią ribą 1,3 dolerių už eurą. Ir žemiau šios ribos euro kursas laikosi lig šiol, ko gero laikysis pakankamai ilgai. Kita svarbi naujiena, kuri turėjo įtakos rinkai šį kartą jau Didžiosios Britanijos svarui, tai artėjantis referendumas dėl Škotijos nepriklausomybės. Visuomeninių organizacijų apklausos rodo, kad daugiau kaip pusė Škotijos gyventojų pasisako už savo regiono nepriklausomybę ir mes, ko gero, artimiausiai ateityje sulauksim naujos valstybės gimimo. Taigi ši naujiena neigiamai paveikė svaro kursą ir kokią tai įtaką iš principo turės ateityje, mes galėsim vertinti tai tik tuomet, kada matysim ekonominės tos valstybės atsiradimo pasekmes. Bet tai kalbėsim per kitus mūsų susitikimus. Taigi, šią savaitę mūsų laukia tam tikros naujienos. Iš tikrųjų, naujienų gausa šią savaitę nepasižymės, bet svarbiausius iš jų paminėsim. Pirmadienį. Pirmadienis jau visos reikšmingos naujienos paskelbtos. Pirmiausia, anksti ryte buvo paskelbti duomenys iš Japonijos ir šie duomenys rodo, kad Japonijos ekonomika silpnėja toliau. Taip pat, išėjo duomenys apie Šveicarijos infliaciją. Šie duomenys buvo teigiami, infliacijos rodiklis šiek tiek ūgtelėjo, tačiau, žinoma, to nepakanka, kad Šveicarijos franko valiuta dėl tokių naujienų reikšmingiau sustiprėtų. Antradienis. Antradienį verta atkreipti dėmesį į Anglijos centrinio banko vadovo pasisakymus, kurie lydės visą paketą statistikos. Šita statistika bus susijusi su Anglijos pramonės gamybos lygiu. Ir tuo pat metu Anglijos centrinio banko vadovas, ko gero, pakomentuos bendrą situaciją šalyje ir galbūt mes galėsime išgirsti tam tikrų prognozių dėl monetarinės politikos. Trečiadienį vėlgi bus naujienos iš Anglijos ir tą dieną bus tradiciškas infliacijos ataskaitos pristatymas Anglijos parlamente. Tuo metu taip pat mes galėsim, ko gero, išgirsti tam tikrų politikų pasisakymų. Ketvirtadienis, tai, ko gero, įdomiausia diena naujienų prasme. Naujosios Zelandijoje bus paskelbtas šios šalies centrinio banko sprendimas dėl palūkanų normos ir svarbiausia yra banko vadovo komentaras dėl monetarinės politikos. Yra tikimasi, kad monetarinė politika, tiksliau jos griežtumas bus silpninamas ir, ko gero, centrinio banko vadovas pasisakys, kad esama situacija dėl reguliavimo jau yra pakankama. Ir dėl to tikimasi, kad Zelandijos dolerio kursas gali šiek tiek vėlgi susilpnėti. Na ir penktadienį išeis tam tikras paketas naujienų iš JAV ir didžioji šių rodiklių dalis bus susijusi su šalies vidaus prekyba bei importu. Jeigu šie rodikliai išeis teigiami, ta prasme geresni negu buvo prognozuota, tai galima tikėtis tolesnio JAV dolerio stiprėjimo. Tai, ko gero, šiai savaitė ir visos naujienos ir mes mūsų klientams linkime sėkmingų sandorių bei iki kitų susitikimų.